Žiema geriau negu vasara. Aš tai lieku čia. Dėl to, kad aš myliu visus metų laikus ir man žiema labai fainai. A, ne? Nu, Aš gimu žiemą. A, tu gimu žiemą? Gerai, tai tu turi... Ne, man tai žinok visiškai ne. Vasara yra vasara, žiema... Mes turim prie jos priprast, bet aš niekada prie jos nepriprast. Ne? Nepatinka tamsu purvina, sniego būna mažai. Bet daug sniego. Su rogutėm nuo kalno. Nu, praeitis metais buvo sniego. Liepkalnis. Ne, sausi 5 valandas per visą mėnesį saulės. O eglutė. Kalėdos. Nu gerai, tas faina. Tai gerai, jau gali paitlinti. Ne, smagu nueiti per senamiestį, taip, ten, bet aš vis tiek lieku. Ne? Aš paliksiu ties čia, nes, kaip ir minėjau, man labai patinka ir žiema, ir aš labai šiaip ir rudenį myliu, kai lietus lyja, melancholija. Tu taip klausai. Mano galva linksta. Tai taip, aš už visus metų laikus. Ir man būtų keista, jeigu kažkurio nebūtų. Tai tu sutinki, kad jeigu mes galėtume keisti, kad, pavyzdžiui, Lietuvoje būtų tik pavasaris, vasara, arba 4, tu paliktum 4. Aš tik 4 palikčiau, taip, kad būtų visi metų laikai, visos spalvos, visi ten vėjai, šalnos ir panašiai. Okay, aš jau daug metų užsakinėjau pavasarį ir vasarą. Tik? Nu? Matai. Sėkmės tau. Jau skiriamės. Svarbiausia tikėtis. Jo, svarbiausia tikėtis, žinai. O, kaip man patinka, kad mes iš karto į kitą tu mokymą atidainuoti. Dėl to, ne? Ne, aš nemoku dainuoti, bet aš moku nusidainuoti. Ir man skažinu smagu. Smagu, ne? Nu, aš net nesureikšminu to, ar kažkas moka dainuoti, ar ne. Man būna tas fainas jausmas ir vaibas karaoke. Jo. Tu gali pasileisti mėgstamą dainą, bandyti ją išdainuoti, parėkauti ir panašiai. Taip, bet tu turi galimybę tiesiog padaryti. Kaip tu įsivaizduoji gal mintise, ar ten žiūrint savo atlikėją, kaip jis dainuoja. Yeah. Nes kartais tik žiopčio, čia gali pats. O tau nėra kitų žmonių reakcijos, nes aš, pavyzdžiui, esu dainavęs karaoke, bet man taip, taip nefaina, ypatingai, kai prieš tave kažkas užlipa, arba panelė užlipa ir ten pavaro savo tos sugebėjimus ir tada tu ten, žinai, Bradley Cooperio dainą su Lady Gaga, Star is Born, man tas Shallow. Man tai nieks nėra geriau padinavę šitos dainos negu pati Lady Gaga, tai aš tiesiog ne. Ai, nedrįstu mane? Ne. Šitos dainos kažkodėl nežinok. O turi kažkokią dainą, kurią tu dainavai ir kuri tau patiko, arba sakei, gali plėšti, pataikyt, nepataikyt, bet tau, žinai, nesvarbu. Tai aš daug, man atrodo, tų dainų dainavęs, dabar nepasakysiu tau vienos, bet Lady Gagos tos dainas aš ne už ką nedainuočiau, nežinau kodėl, nes man atrodo, kad ten yra tik jos ta daina. Nu, yra tokių dainų, gal, kur tikrai ne, žinai, bet man fun karaoke yra. Tai tiesiog labai faina emocija. Čia gal ne tiek dar ten kiek apie dainas, apie biškį tokį pastaškymą energijos. Jo, man su šokiais, va taip. Gal su dainavimu ne tiek, bet su šokiais. Tu moki ar nemoki, bet vis tiek toks vyksta flow, neša tave muzika, su mikrofonu dainuoji, kažką gal nepadainuoji ten kažkur. Tai aš galėčiau būti tavo pritariamas, žinai, tu dainuotum, o šokčiau. Be mikrofono. O dar smagu būna, kai, pavyzdžiui, keli vienu momentu dainuojate. Ir visi bando vieni kitus perėkti. O, jo. Na, bet toks, nežinau. Tai aš nesutinku, aš manau, kad smagu ir bandyti, ir dainuoti, arba nedainuoti, tiesiog pažiopčiot. Tada žiopčiot. Ok, gerai. Aha, vėl išsiskiria. Kodėl? Nežinau, nes man nepatinka gal labai smarkiai gaminti. Tai kai man nelabai patinka gaminti, arba kai aš pasidarau kartais ir tada, ten, nežinau, kai filmuoji, ką tu ten padarei. Aš estetiškai nemoku, aš nesuprantu, kaip žmonės ten mozzarella pasidaro, tai žinai, prieskonį pabarsto taip gražiai. Tai tas taip, bet pavyzdžiui, kai tu nueini kur nors pavalgyti ir tau patikia maistą taip gražiai ir estetiškai ir skaniai. Ai, tada tu... Ir tiesiog padaryti menišką nuotrauką. Ne, aš savo maistą irgi nekeliu gaminto. Niekada, ne? Savo gaminto tai ne, nes aš neypatingai gerai moku gaminti. Nu, moku gaminti, viskas okei, kažkaip kažką ten su receptais, bet ten, kad pateikti estetiškai, aš nemanau, kad aš pateikiu tai gerai, bet jeigu kažkaip pateikė kažkas estetiškai gražiai, tai aš vis tą noriu nufotografuoti. Ok, ne, aš tai suvalgu, žinau. Iš karto, ne? Jo, aš suvalgu. O tai ne tas esi, kur sėdi prie staliuko ir laukiu, kol kažkas nufotografuos ir tada galvojate, kad greičiau suvalgytum.
Ne. Aš kaip tik esu tas, matyt, kuris nufotkina, žinai, ir turiu padaryti. Bet aš jau moku, žinai, padaryti greitai. Tai tu fotkini? Aš fotkinu, bet ne savo. Aš fotkinu ne savo, kad pavalgyt, kad greičiau pradėti valgyti. Galbūt prigausiu tave. Ne. Kad jau čia meluoju. Ne. Okay. Gerai, 3 iš 3, žinau, mes skirtingos. Tai mes asmenybės? Mes asmenybės, skirtingos asmenybės. Dešrainis, sumuštinis, ne, dešrainis yra dešrainis. Viskas, nesprendžiant, dešrainis yra dešrainis. Čia kažkaip labai keistai dešrai, ne. O tu gerai užsisakinėjant, taigi visą laiką prašai, jeigu sumuštinio, tai prašai sumuštinio. Taip, dešrainis, sumuštinis gali būti ir tos trikampis klasikinė, žinai. Paprašytum, aš norėčiau sumuštinio su dešrelė. Niekas nesuprastų, būtų tiesiog batonas ir dešrelė. Taip, saliamis uždėtas. Papjaustytas. Jo. Ne, hodogas. Tai čia visiškai mes. Čia, žinai, čia kaip į kokį, irgi ateini sumuštiniai visur, trikampiniai. Ne. Tas pats paprašytum kolos ir atneštų fantą. Realiai, jo. Arba Pepsi. Ai, va, jo, Pepsi. Jo. Nu, žodžiu, kažkas tokio. Jo, kai būna, arba kažką užsakai ir sakai, man kolos. Aha. Pepsi turi menį. Ir tada, supratau, jūs Pepsi turit. Nu, gerai, Pepsi. Nesupratau. Kai tu ateini kažko užsakyti, kažkur pavalgyti, žinai. Ir jie neturi kolos, jie turi tik Pepsi. Bet tu paprašai kolos ir tau sako... Kad turim Pepsi. Atsiprašau, bet mes turime Pepsi. Ir tada tu sakai, aš pavyzdžiui sakau, gal ne. Ai, tada atsakai? Dažnai. Bet jeigu tau komplekte priklauso gėrimas. Ne, tu to pasiemu, taip. Bet, nu, čia pagal nuotaiką, aš taip jaučiu. Bet šiaip aš dažniau kolą geriu negu Pepsi. Aš irgi, kolas geriu. Nelegalu. Ką reiškia? Aš kaip ir sutikčiau, gal. Taip vat. Jo, aš taip šokinėjau truputį. Priklauso, kaip nelegalu. Nu, jeigu aš pamatau, kad paliečia tą bandelę, aš tos bandelės neimsiu. Visai yra tas momentas, man bent. Kad, šiaip aš turiu tokį įprotį kažkodėl imti iš galo viską. Nes man atrodo, kad priekį yra paliesta, ar ten kažkas gal prasukta, tarkim, jeigu ten, tai imti iš giliau, nes ten yra šviežiau. Čia kaip su duona būna, žinai, kai žiūri galiojimo laikas, tu įkiši, nes ten, žinai, kad galia būna galiojimo laikas ilgesnis. Tai va, aš apie tai. Taip, smart. Man tai su lietimu, žinai, yra, aš prisipažinsiu, man būna, kad aš tiesiog pats paliečiu, bet aš tada ir paėmė. Arba? Yra buvę. Yra buvę, kad, pavyzdžiui, pasiėmiau croissant ir aš galvoju, kad ten su kumpiu sūrio, jis buvo su kitu ir tada blemba. Pakitai. Nu, tada lauki, kol žmonių srautas mažesnis. Taip, Jo. Periferiniu tuo. Taip gražiai, žinai, padedi, pasiėmė maišiuką, turi du žingsnius daryti, žinai, kad atrodytų, kad tu kažką kitą darai. Aš pati esu su ranka pasiėmus ir įsidėjus ten be jokių tų pirštinių. Tiesiog savo. Bet, sakau, jeigu aš pamatau, kad kažkas paliestų ją, ir tada aš jas neimčiau. Ką žinau, kas ten buvo? Ne, tai kaip ir gal sutinku, tai ta žodis legalu gal, Čia. Tik neišleisi įstatymų. Sudai. Negalima. Čia kaip su maišiukais plastikiniais, tai ten dabar centas, man atrodo. Centas, taip. Čia negalima. Tai gal palieku ties, sutinku. Įsidėti kišenę galima, bet lies negalima. Daug būtų toks įstatymas. Ką, įsidėti kišenę bandelę? Bandelę, jo. Tik už tai mažesnė bauda negu per lies. Tai kaip tu įsidėtum nelietęs? Žnyplės. Ai, žnyplės, pirštinė. Protingai. Jau palauk, 2 iš 2 dabar sutikom, man atrodo. Aš nebeskaičiavau jau, žinau. Tik dabar čia 2 paskutiniai mūsų buvo panašiai. Jo. Aš norėčiau pažiūrėti, koks formatas čia būtų. Tau būtų įdomu, iš nuosumą, ne? Jo, bet ne iš to, kad, žinai, kažkaip pašiep, bet man būtų žiūri įdomu. Aš tai nesutinku dėl to, nes aš manau, kad tada prasidėtų visokie ypatingai ten pašiepimai, patyčios ir panašiai tokie visokie bairiai. Čia, kai, žinai, aš taip galvoju. Čia, kai yra Rose Battle, pavyzdžiui, irgi tokie ir dabar Lietuvoje vyksta. Taip. Jeigu padaryti kažkokį formatą, kur yra žaidimo taisyklės. Ai, tai taip, tai jo. Tai Rose tai man patinka, fainai. Nes įdomu. Tokia jau gal stumsi link vidurio. Jo. Man įdomu, influencerių kaip olimpiada tada turėtų gautis pagal ką, žinai, pagal kokius rodiklius. Kokie kriterijai turėtų būti? Jo. Greičiausiai keltas. Greičiausiai sueditintas, greitai, žinai, su subtitrais, kur būna tais rakurso keitimais. Geriausi perėjimai montaže. Daugiausiai blooperių tokių juokingų, žinai. Geriausias tekstas.
Blooperį, jo. Greičiausiai sakytas tekstas per minutę, aiškiai. 6 žąsys su 6 žąsyčiais. Kažkokia. Okay, gal jis įdomu. Kažkaip labai nusitikiau kategoriškai. Tai aš dėl to tau ir gerai, aš kaip žinai, kad tu dalyvautum. Aš tai tikiu, žinai. Ai, tu norėtum, kad aš laimėčiau? Jo. Ką žin. Aš padėčiau, mes pasiruoštume, žinai. Okay. O čia. Okay. Po šiandien aš jau žinau. Jau žinai, ne? Taip. Tai gerai, aš tave ir patikinsiu. Ir ką žinai? Ai, tai palauk tada. Galvau, čia nebediskutuosime. Gerai, taip ta, aš drąsi. Tu drąsi, gerai. Galim, žinai, kaip daryti po vieną, ping-pongą padaryti, pažiūrėsim, ar mums užteks, žinai, paroko. Eiktų, gerai. Tu sakai taip? Jo, išsidaug aš numetu tau kamerą. Tai aš šiandien išnekėt galiu labai stipriai. Tai važiuojam. Sveikata. Sveikata. Infrastruktūra. Menai. Konsultacijos VMI. Visi ten šiti policijos ir panašiai, ką jau kalbėjau. Švietimas, mūsų studijos apmokė nemokamos vietos. Edukacija? Jo, kultūros sektorius, ten valstybiniai teatrai, visi žinai, kas... Sakiau. Nesakei? Ne, apie menus tiesiog. Ja. Projektai kažkokie valstybės būna finansuojami įvairiausi. Keliai asfaltuojama, eiktų, pažiūrėk, koks Vilnius dabar gražus. Mes puikiai užbaigėm abu. Man irgi taip atrodo. Kad, ja.